Tai va, turime projektą kažkur GitHub'e ir sakykime, tyčia, netyčia, tiesiog gyvenimas pasikeitė, dar kažkas. Pas jūs buvo projektas, kuris yra private, tą statusą galite matyti prie pavadinimo, kad būna private, pas mane be abejo rašo public, bet sakykime, yra private, ne? Ir noriu pakeisti į public, arba yra publicas, noriu pakeisti į private. Tai logika yra tas pagrindinis projekto meniu, nes čia skirtingų meniu yra. Yra projekto meniu, tada viršutiniam kairiam kampe čia išsiskleidžia dar kitoks meniu, tada viršutiniam dešiniajam kampe ant accounto yra dar kitoks meniu, kad užtektų visiems metam, ten tų meniu yra prikurta. Tai prie projekto meniu settingsai ir važiuojam iki dugno iš karto. Ir tenais yra danger zonas. Kažkas turi dainą danger zone, neatsimenu kas. David Guetta, ne? Ir mintis yra repozitorijos visibility, ne, matomumas. Ir sako, gali change visibility. Ir sako, currently it's public. Okay, cool. Thank you very much. Change to private. Paspausit. Sakys, taip, noriu. Paklikinsit ir pasikeis dalykai. Ir atvirkščiai galima pasidaryti. Būna, kad jeigu iš privačios darai į publiką, tai po to dar paprašo papildomai patvirtinti, kad čia tikrai tu to nori. Tai, žinoma, reikėtų sekti tai žingsnis, jeigu tokie būtų. Tai lygiai tas pats yra ir jeigu norit ištrinti, repozitoriai irgi danger zone šitam reikalui skirtas. Tai tokie dalykai. Šitoje vietoje, žinoma, funny dalykas, I want to delete. Ir sako, yes, for sure, I understand. Ir kartais netgi, man atrodo, būdavo dabar klausimas, kuris dingo, kad reikėdavo parašyti pavadinimą. Tai dabar panašu, kad nebeprašo, arba paskui prašys. Na, žodžiu, nenoriu trinti iki galo. Dėl to neklikinsiu, bet manau, sugebės, jeigu reikės. Tai va, nustatymų, kas liečia patį projektą, tai čia vežimų vežk, krūva galybė, siūlyčiau čia visur pašmirinėti, paskaitinėti, pasižiūrėti, ką mes čia turim. Turint omeny, kad čia šone, čia yra dar tik tai general nustatymai, kažkokie bendriniai to projekto nustatymai. Dar yra collaboratoriai su komanda, sako, autorizuokim, kad čia tikrai aš, tai kol kas to nedarysiu, paskui visokie moderation optionai, irgi reikėtų užeiti kažką pasižiūrėti, branchai, kas tas per padaras, žiūrėsime, žaisime, kažkokie tagai, taisyklės, bla bla bla, actionsai, irgi ten išsiskleidžia webhooksai, kas tas per padaras, kažkokie internetiniai kabliukai. Tai va, bet spinneris, kažkoks nupieštas, irgi funny. Tai tiesiog, pašmirinėkit, paskaitinėkit, pasižiūrėkit. Geriausia daryti turbūt ant kokio nors projekto, kurio nebaisu sugadinti. Tai aiškiai tiesiog susikūrėt, kaip dabartinis tasai demo. Tiesiog nesąmonės visokios darot, klikinat, žiūrit, kas gausis. Kažkas atsitiko, ko nesuprantat, atėjot, ištrynėt, viskas nebėra projekto, Kažkas blogiau tikrai nepadarysit. Tai jau, grožis toks. Insightai, kas čia, statistika visokia, kas dirbo, kiek laiko dirbo, Matosi čia tik tai vienas komitas padarytas ties šito projekto, kažkoks vienas indėlis ir žinoma iš kieno čionais, jeigu ne iš manęs parėjo, tai galim pasiskaitinėti ten visokių įvairių pjūvių apie tą pačią statistiką, aiškiai yra, kas kaip dirbo su tuo projektu. Trafikas irgi funny dalykas, jeigu žiūri, kad ateina lankytojų ir plius minus biški informacijos būna, iš kur jie čia taip ateina. Gal iš kažkokio tinklalapio, nes žiūrėk, kažkas pasidalino, gal šiaip sau iš kažkur ateina. Networkas
networkas vieną dieną gali būti įdomus. Bus iš esmės atvaizduos biškiai istorijos, kaip keitėsi mūsų projektas. Einamuoju metu nelabai matysit čia veiksmo, bet ten, jeigu kelis komitus padarysit, tai galite užmest akį, kaip pasikeičia networko dalis prie insighto. Tokia iš pradžių bus grandinėlė. Tai yra normalu, matyti grandinėlę. Ateityje mes čia galėsim labirintus daryti, žodžiu, bus wow. Bus tikra grafa. Taip toliau, securities, pasiskaitinėt. Ir čia dažniausiai nieko nustatinėti nereikia, defaultiniai variantai yra OK. Ir kažko super special mums nereikia, plus mes nekrausim kažkokių dalykų, kurių reikėtų, kad galbūt kažkas kažkada stebėtų, kad netyčia neišslystų, žodžiu. Esmė saugoti pinigus šitoje vietoje yra. Tai jeigu netyčia turėtumėt kokią nors mokamą paslaugą ir ta paslauga būtų integruota į jūsų projektą ir jeigu tenais dalykai, kurie vadinasi API key, raktai, prieigos prie tos paslaugos, už kurią mokate, jeigu jie nutekėtų netyčia, nes kažkas įrašė į kodą, tai žiūrėk, galbūt GitHub automatiniai įrankiai galbūt galėtų padėti pastebėti ir sakyti pala. Man atrodo, tu paviešinai, davai paslepiam, kad netyčia kažkas kitas nepamatytų tų raktų ir tavo sąskaitą nesinaudotų. Žodžiu, tokios idėjas. Wiki, įsivaizduoja turbūt, kas yra Wiki, ne? Wiki page'ai. Tiesiog mini blogas apie šitą projektą. Postus, galite visokius kurtis, dokumentuoti, kas per projektas, kodėl kažką tai rašyti. Niekad nekūriau, nebuvo intereso šitam reikalui. Projects daly valdysime darbus, realiai. Tai kažkada bus, nes irgi idėja kokia. Ypač kai bus dizaino darbai. Kol su JavaScriptu mes čia žaidžiam, tai nelabai ką čia mes pakodinsim, nebus ką planuotis darbų. Bet kai ateis dizainas, tai dizainai po truputį darysis didesni, žiūrėk, gal net ir komandinį kokį darbelį pasidarysim. Ir faktas bus, kad per vieną dieną projekto neiškepsi. Tai reiškia, reikės planuotis laike, ne, kaip tu tą projektą realizuosi. Tai bus proga čia su užduotim pasižaisti. Gal netgi pavyks paimituoti, ką reiškia dirbti komandai, normalios įmonės komandai. Actionsai. Artimiausių metų neįdomu, bet idėja, kad čia galima automatizuoti dalį darbų. Žinoma, ko jūs nesugebėsite čia automatizuoti, kad už jūs kažką suprogramuotų. Čia biškai kitokie automatizuojami procesai yra, bet jeigu ką, gali pasiskaitinėti, ką čia galima rasti. Gali būti, kad nelabai ką suprasim, bet nieko tokio. Svarbu būti mačius, būti girdėjus ir su laiku taškai susijungia. Pull requestai. Šiai dienai dar mes jų neturėsim ir artimiausių metų mes juos liesim būtent kaip prasidės kalba apie dizainą. O tada pull request išlis. Jis yra svarbus etapas. Tai, reiškia, dar ne šiandien. Iššūsai, trumpinys, jeigu versti lietuvių kalbą, būtų tiesiog darbai iš konteksto ištraukus, o šiaip tai koks ten vertinys. Dalykai, kuriuos reikia išspręsti, ne? Kai kurie labai primityviai sako, tai yra vertinys problemos, bet iš tikrųjų ne problemos. Tai kodas, ne? Kodas. Ir turim lentelę, kur matyti failai, paskutinio komito pavadinimas ir žinoma data. Jeigu domina istorija, virš datos, matosi prie žalio mygtuko, ne, yra laikrodis vienas komitas. Tai čia matysite, kiek yra komitų. Jeigu paspausit, atsidarys visa grandinėlė, kas, kur, kada nuveikė. Paspaudę, ten toliau galite naršytis, matyti tik tai tuos pakeitimus, kas buvo padaryta ir lygiai pat galite netgi grįžti tarsi su laiko mašina ir pasižiūrėti, o kaip visas projektas atrodė tuo metu, kai buvo tas komitas padarytas. O komitai tai yra tiesiog pokyčių seka, kas, kada, po biškį, kuo prisidėjo prie projekto, ne, ką pridėjo, ką ištrynė, ką pakeitė, žodžiu, iš principo ir tiek. Tai tokia mini įžanga ir galim toliau pasižaisti
Ir idėja yra, įsivaizduokime, kad prie failo aš susikursiu kokį nors, šiaip, JavaScript'ą mes kaip biškį pradėję esame, ne? Tai kodėl nepasileidus kokį index.js? Tiesiog for fun. Ir jame parašysim konsolę log, kabutėse, labas rytas Lietuva, ne? Va, nuostabiausias kodas ever. Ir žinoma, kadangi šitas kodas yra nuostabiausias, tai būtų gerai jo neprarasti, ne? Nes jeigu antras gezas ateis irgi paprašys mamai laišką parašyti iš tavo kompo, tai vėl problemos. Dingo mano auksinis kodas. Tai ką mes darom? Aš turiu ką noriu išsiųsti, ne, online. Netgi pas mane prie source control ikonos užsidegė vienetukas, tai aiškiai jis simbolizuoja keliuose failuose šiame projekte yra pakeitimų, kurių mes dar esame nesukomitinę. Tai aiškiai sukomitas tai yra tas galutinis paketas, ne, pakeitimų. Tai tai jeigu grįžti į source control, matosi yra change'ai. Tai aš uždarysiu failą ir jeigu paspausti ant change'o šito konkretaus, tai vėlgi sako, šiaip tai failo net nebuvo, buvo jisai kabutėse tuščias ir staiga atsirado su tokiu, aiškiai, turiniu, ne? Reikia tau šito failo? Nu taip reikia, nu gerai, tai reiškia, pirmas dalykas, kabutėse įdėti į dėžę, tai ką reiškia, į stage'ą perkelti tiesiog su pliusu ten tuos pasirinktus failus. Failų gali būti daug. Tiesiog susirinki, kuriuos tu norėsi šiuo metu, ne, siūsti. Ir iš stage'o tiesiog eini message'ą pasirašyti, nes jeigu, pavyzdžiui, be message'o, sakykime, iš inercijos pamiršau ir paspaudžiu commit'ą, ne, bum, matot, ką išmetė? Commit edit message, čia išsišifruoja viršui failo toks pavadinimas ir realiai, ką jisai sako komentaro forma, please enter commit message. Nu, por favor, ne? Pamiršai. Nu, tai ką daryti? Svarbiausia nepanikuoti, žinoma, va čia matosi toksai mėlynas nesąmonė nevažinėja. Tai jeigu bandysit rašyti, gali jis ant jūsų pykti netyčia, tiesiog išjungiat va šitą failą ir pradedat rašyti. tą message'ą, kurį mes pamiršom parašyti tiesiog. Nu, tai čia, pavyzdžiui, bus kažkoks initial JS file content. Tiesiog žodžius traukiu nuo lubų. Visiškai fantazija. Nu ir spaudžiat mygtuką commit. Viskas. Bum. Ir tada padarę šitą procesą mes matome sync changes. Idėja yra kokia? Viskas yra step by step, ne, aš padariau tik tai 3 etapą. 4 etapas yra kviesti kurjerį, kad tasai paketus mano išsiųstų į online. Tai aiškiai, tas sync changes ir yra, sako, tu lokaliai turi pakeitimų paketą, tą commitą, kuris nėra išsiųstas į online. Tai siunčiam, gerai, spaudžiam sync changes, ne, vienas ir į viršų rodiklę, bum, viskas išvažiavo. Sako, daugiau pakeitimų nerasta. Ok. Galim tada ateiti į GitHub'ą, ne online, mano ten tasai. Čia panašu, kad tas package sonas vienas šveičia, kodėl reikia parefreshinti puslapį. Parefreshini puslapį. O, labą dieną, index.js ir initial.js file content. Mano commit message'ose, nes susijęs su tuo paketu. Tai žinoma, atsidarysi tą failą, bum, pamatysim ten tą kažkokį turinį. Pasiskaitam, grįžom atgal, gyvenimas tęsiasi. Galim dar kartą tą patį iš esmės padaryti. Šito man GitHub desktopo nebereikia. Šitas gražuolis ateik čia. Grįžtam į failų tą medį, Explorerį, ne? Galim susikurti naują failiuką, kuris vadinasi, pavyzdžiui, naujas minus failiukas.txt. Bum. Yeah. Labai daug yeah. Nes taip veikia mano smegenys, ne? Ką pasakei, kas ant liežuvio, tą ir parašiai. Tobulas gyvenimas. Tai tobulas failas, išsaugojau, uždariau, važiuojam toliau. Kas dar gero? Dar koks naujas failiukas. Ai, ne. Folderį sukurkime. Pamenu, turėjom JS folderį, tai galim ir tokį susikurti. Jeigu norėsim kitokį, galim sufantazuoti.
Vadinimas nesmė, ne? Tada ant to JS folderio, new folder, ten kas nors pirmas, nes fantazijos neturiu, vėl ant JS-o spaudžiu antras, tada tas naujas failiukas eina į pirmą ir viskas. Ir viskas. Antras folderis yra tuščias, aš į jį nieko nesukūriau specialiai. Ne? Pilnai matosi viskas, kas yra. Na gerai, cool. Variantas. Tiesa, dar noriu kai ką padaryti. Sakykime, package.json mes padarykime naują skriptą. Nu, nes o kaip be skriptų? Ne programeris, jeigu be skriptų. Tai pavadinkim dev ir parašysim node -- watch index.js. Nes pasirodo, turim tokį failą. Tai va, iš tos relatyviai pagrindinio folderio galim imti ir iš karto pasileisti ten tą index.js. Jeigu atkreipsi dėmesį, kas buvo mūsų ten pirmam projekte, ne, tai ten iš tikrųjų analogiškas tas skripto kodas buvo be //, tai sutampa, ne, mums sekasi kartais. Aš pabrėšiu momentus, kai mums seksis. Ir kai aš sakysiu, kai mums sekasi, supraskit, kad yra biškiai ironiška, nes gyvenimas kartais yra neteisingas, ne, kartais sekasi, kartais nesiseka. Kas reiškia, kad kažkur yra kažkokios aplinkybės, dėl kurių arba veiks, arba neveiks. Tai va, tada reikės eiti aiškintis, tai kodėl mums sekasi. Tai va, tai šituoje vietoje mums sekasi. Tie relatyvūs keliai su laiku mes įsigilinsim į šitą temą atskirai. Tai va, turiu šitą nuostabiausiai pakeitimą, ne failę. Ką dar galima padaryti, index.js galime prisirašyti naują eilutę, kuri bus ten koks nors const a lygu 5, const b lygu 7, const suma lygu a plus b ir žinoma galiausiai išsiloginam, kas yra suma. Realiai rašau nesąmonės. Esmė, kad būtų netuščias failas, kad apskritai atsirastų, imituojam darbą, ne? Ir jeigu pastebėti visą laiką prie source control vis tas skaičiukas iš vieneto pasidarė 2, dabar pasidarė 3. Kodėl? Nes per visą šitą laiką aš paredagavau 3 failus. Tai va, jeigu pasižiūrėti, kas dabar vyksta source control, prieš tai uždarysiu visus failus, ką buvo atsidaręs, tai pat matom visi failai, kurie buvo paliesti. Index.js galim palyginti, ne, vat, before, after. Sako, tas turinys, jo, buvo nuo pradžių, šitas irgi buvo, niekas nepasikeitė, bet štai, ką aš pridėjau, ne, žaliuoja pokytis. Jeigu būčiau kažką ištrynęs, before dalyje būtų raudona, bet panašu, kad čia yra tik tai žalia, reiškia, tik pridėjau kažką tais. Jeigu package.json pasižiūrėti, čia irgi lygiai tas pats, ne, matosi, vat, kurioje vietoje įsiterpia ir klausimas, vat, kas įsiterpia. Naujas turinys, ne, kažkoks naujas failiukas txt, lygiai taip pat, net neegzistavo ir dabar yra krūva dalykų prirašyta. Na, va. Dabar klausimas, kuriuos failus noriu siūsti lauk. Nu, sakykime, noriu indeksą pliusinu ir paskui package.json pliusinu, ne? Nenoriu visų siūsti. Ten tas naujas failiukas txt, ne, toks nerimtas atrodo. Tai va, šitie du gražuoliai, index.js ir package.json, bet jie priklausys tam vienam komitui bendrai paėmus. Tai aiškiai, jie, kadangi yra stage, ne, tas, kas yra change'as, jis kol kas sako, ne, jis laukia savo eilės. Tai va, rašom message, tai čia kas nors vadinsis updated some logic. Iš trečio karto sugebėjau parašyti žodį logic. Talentas. Updated. Tai ok, cool. Commitas. Viskas. Klausimas. Dabar laukia vėl commitinta, ne? Lyg ir. Nes dar yra vienas failas, kuris yra paliestas, paredaguotas, bet jisai nėra sukomitintas, aiškiai, jisai nėra
sudėtas kabutėse į dėžę, nėra užklijuotas, neparašyta kas viduj ir nėra paruoštas išsiuntimui. Iškas tiesiog lokaliai pas save kompe turiu kažkokį pakeitimą projektų atžvilgių. Jeigu pasižiūrėtume atgal į online, parefreshintume puslapį, nežinau, ar pastebit, bet index.js nėra pakeitimų. Lygiai taip pat package.json nėra naujojo skripto. Aiškiai, aš kaip ir sukomitinau tuos du failus, bet čia jų nematyti. Net jeigu refreshinčiau puslapį. Nes techniškai jie refreshinasi, kai taip naršau per atskiras nuorodos. Klausimas yra, kodėl? Atsakymas, nes aš sukomitinau, bet taip ir nepamačiau ten to mygtuko, kuris vadinasi Sync Changes, kuris iš esmės uploadą padaro, nes išsiunčia į online. Ir jo čia niekur nesimato. Čia yra problema, kai būna ta situacija, kai tu dalį turinio su komitinė ir dalis failų lieka, nepaliesti in progress, savotiškai. Tai tada tas sync changes, jisai pasikelia prie outgoing ir matosi rodiklė, šiuo atveju čia parašyta master, pas jūs pavadinimas gali būti šiek tiek kitoks, bet čia yra mygtukas push, ir rodiklį į viršų. Tai paspauskit tą push. Arba čia vienas variantas, dar kitas variantas, atkreipsiu dėmesį pačioje apatiniai mėlynoje juostoje. Yra ten krūva visokių, realiai pas mane čia yra 4 blokai tokie, jaučiasi, kai pelė vaikšto. Vienas jų vadinasi tas masteris, nes kažkokie 3 taškiukai sujungti. Antroji daly yra sinchronizacijos ikonėlė ir 0 ir vienetas. 0 į apačią, vienetas į viršų. Tai aiškiai, nieko nėra, ką man reikia atsisiųsti, bet aš turiu vieną komitą, kurį galima išsiųsti. Tai aiškiai, jūs galite arba čia spausti tą push, arba galite ant antro bloką paspausti. Aš dažniausiai man patogiau pataikyti į apatinį. Sukasi ten tos ratelius, Volia. Netgi šitoj vietoj dingo toksai tas masteriuko blokelis. Ir dabartiniu atveju, jeigu čia ateičiau parefreshinti, atvažiavo naujasis turinys. Tiek JS failė, tiek package.json atsirado ten tas skriptas. Ir net jeigu grįžčiau originaliai į patį kodą, kodos tą skiltį, o ne peržiūros čia režimą, kažkokį tais, tai irgi čia pamatysim, kad viduriniai daly pasikeitė ir tų pačių commit message'ai. Tokius smulkmenus. Čia. Failų medis. Kreiptinas dėmesys koks. Packages, index.js, jie yra pagrindinėme lygyje kartu su JS folderiu pas mane. JS folderyje aš turiu 2 folderius, pirmas ir antras. Eiliškumas tai yra abėcėlės tvarka, čia dėliojama, čia smulkmena, bet malonu pastebėti turbūt. Ir į pirmąjį, esu įkišęs ten tą tekstinį failiuką, į antrą esu įkišęs nieką. Pasižiūrėjus į online, čia jokių folderių nematyti. Visiškai jokių. Nes geriausiu atveju, ką mes padarėm, tai tiesiog su tais dviem šitais failais index.js ir package.json dirbome. Aiškiai, kadangi nėra paliestos papildomos ten tos JS folderyje esantis visokie reikalai, visiškai nepaliesta. Tai ta Gito programa ir neseka čia esančių pakeitimų. Absoliučiai jokių kol kas neseka. Jinai žymi, kad yra pakeitimas toje vietoje, bet maždaug aš kol kas nieko nesutvarkiau toje vietoje, neišsaugojau savotiškai. Dabar svarbus momentas vis dar, kuris lieka ir mes tuo jį sukomitinsim. Prisiminti kuriam laikui, kad vienas tas pirmasis folderis yra netuščias, antrasis visgi yra paliktas tuščias. Tai einu komitint, kadangi šiaip Gitas stebi tik tai failus. Čia yra svarbiausias pastebėjimas, kurį reikia padaryti. Tai čia kažką parašysiu new file. Commitas,
sync changes, išvažiavo. Vis dar važiuoja, o jau išvažiavo. Boom. Galima ateit pasižiūrėti, refreshint, o ir matosi JSO folderis ir tiesą sakant, jis iš karto rodo gilyn ir rašo, kad yra pirmas folderis, ne? Jeigu būtų buvęs antras folderis, jisai taip nerašytų, jis rašytų panašiai kaip ten tos mūsų mini problemos su tais failų medžiais, rašytų tiesiog JS-as. Bet dabar jisai, kadangi mato, kad JSO folderio tik tai vienas vidinis vaikinis folderis, tai tiesiog jį irgi kartu išspausino. Kas reiškia, jeigu patekčiau į vidų, čia man atsidaro tos online'is editorius savotiškai, bent jau peržiūrai skirtas, tai irgi ką galima pastebėti, kad tas tekstinis failas suvažiavo, bet iš projekto struktūros, ne, čia kažko trūksta. Ko trūksta? Trūksta folderio pavadinimu antras. Klausimas yra, kodėl jo trūksta? Atsakymas ganėtinai paprastas. Nes tai yra folderis. Folderio gitas neseka. Tu gali prisikurti krūvą tuščių folderių, jisai jų nematys. Jis jų nekomitins. Gitas stebi tik tai failus. O folderiai yra tiesiog maža laiminga nelaimėlė, little happy accident, kaip pasakytų vienas buvęs dailininkas, nes šiuo metu jis jau biškai anapus. Tai toks garbanotas dėdė, jeigu žinot. Domėkit, labai gražiai pieždavo gamtą. Ir mintis yra, kad tos little happy accidents folderiai, jie tiesiog yra kelio dalis, kur yra padėtas failas. Tai techniškai tie folderiai čia atsiranda ne todėl, kad mes folderius komitinome, dėl to, kad kai gitas stebi failų pakeitimą, jisai kartu pasižymi pas save, kur yra padėtas failas. Tai reiškia, pilna kelią iki failo vietos. Ir tada, kai šičia reikia išpiešti, jis tiesiog atbulinė tvarka sako, okei, kadangi failas šiaip tai yra padėtas į tokią vietą, tai tam, kad sukonstruoti pilną tų failų tarpusavį išdėstymą, dar reikia atgalinę tvarką susirasti visi tie folderiukų pavadinimai, kurie yra panaudoti konstruojant tą pilną kelią. Tai folderiai yra tiesiog upsi-daisy, tai reiškia, kad jie šiaip apskritai čia yra matomi, nes gitas stebi tik tai failus. Bet jeigu į antrąjį folderį irgi sukurčiau ten .md ir čia padėtume hashtag ir čia būtų ups ir netgi padėsim šauktuką. Nežinau, kodėl MD, bus proga susipažinti. Draugelis bus tas mūsų MD. Ir čia vadinsis Markdown, jeigu domina. Ką reiškia MD? .md yra Markdowno failas. Galim iš karto. Maždaug norintiems papildomai pasidomėti, skaityti čia. Ir tuoj surasime GitHub. Markdown. Voilà. Ir nuoroda. Galėsite užeiti, pasiskaityti, kas tas Markdownas, pasižaisti šitame MD faile. Fainas dalykas. Labai, čia su akivaizdžiai, labai aiškiais pavyzdžiais yra pateikta kodas ir kaip atrodys galutinis rezultatas. Tai mintis. Vėliau pasiskaitysim paskui ir gali būti, kad aš pats irgi vienu metu perėsiu per tą patį puslapį ir tiesiog pasinagrinėsim. Bet šitas reikalas turbūt labiau išlis mums pats poreikis konkretesnis, būtent kai vėl pradėsime su dizainais darbuotis, nes norėsis normaliai dokumentuoti, kas čia per projektas. Bet ir iki to laiko galite pasiskaitinėti. Tai va, atsiranda tas mano ups.md failas. Ir vėlgi, source controlas pastebi, kad atsirado projekto pakeitimas. Ir galime iš change'o pliusas, eina į stage'ą, iš stage'o einame čia parašysiu Markdown,
komitinu, sinchronizuoju ir išvažiavo. Kodėl 26, dabar 25, nes turėjom svečią kažką tais iš aukščiau turbūt. If you know what I mean. Tai mintis, išvažiuoti išvažiavo šitas reikalas. Ir va dabar, reiškia, va tas JS folderis jau neberodo /1, nes jisai mato, kad jo viduje yra 2 vaikai visgi, 1 ir 2, ir dabar žiūrėk, ir antrame atsirado ten tos ups MD, ne, su vat reikalais ir čia atvaizdavimas, matėt, koksai dabar yra, ne, visai kitoks. Modą, kai rašiau, atrodė vienaip, bet kai jį suinterpretuoja ir atvaizduoja šiek tiek kitaip, ale su tokiu minimaliu stiliumi, kurio mes patys labai ten pasirinkinėti negalim, dėl to tam ir yra ta sintaksė, tokia minimalistinė ir fainas įrankis. Bus proga pasižaisti su juo. Tai va, toks grožis. Dar mažas toks kaip ir patarimas, užuomina, jeigu bandysite su tuo markdownu, ką siūlyčiau šiandien iš esmės ir darytis, tai yra viršuje dešiniame kampe 2 ikonos, kurios iš esmės atrodo kaip skeltas kvadratas, ne per pusę, ir vienas iš jų yra su tipo padidinamuoju stiklu tarsi, tai va jį kai paspausit, atsidarys tas va peržiūros režimas. Preview, ne? Šoną specialiai suskleidžiau, kad netrukdytų matyti. Tai vat jūs, reiškia, vienu metu galėsite eiti žaistis, rašysite, vat, sakykime, 2 hashtagai, maždaug, kas čia bus, 2 lygio antraštė, tada kažkoks random tekstas, tada elementas, bum, krūva elementų, ne, bullet pointai, gražu, tada žiūrėk čia dar kažkas, kas šiandien kaip tas daiktas vadinasi lietuviškai, citata. Šitaip. Ir čia vienas variantas, jeigu norėsime kodo bloko, smagioji dalis yra 3 backtickai, pradžia pabaiga, in between rašote kodą. Pavyzdžiui, const a lygu 5, tiesą sakant, žinot, ką galim paprikolinti vagiai. Imti ir nukopinti va šičia. Bet kas yra biškai nefaina, ne, kai va tas va kodo blokas šitaip yra sukuriamas tais 3 backtickais, bet būtent 3, ne 50. Ir ne 2, ir ne 1. Ir negali tarp jų tarpų būti. Jie turi būti atskirose eilutėse aplink kodo gabalą, kurį norite gražiai atvaizduoti. Jis yra nespalvotas. Ups. Tai vat iš karto be tarpo, iš karto už pirmųjų 3 backtickų rašote JS. Tai reiškia, jūsų tos programavimo kalbos /sintaksės trumpinys. Tai ateityje bus ir kitų variantų, kaip pavyzdys, galim duoti 3 backtickai ir šį čia duoti kokį nors body, tada čia koks nors div, upsis, šnekėsim, kas tas paragrafas, bla. Tai irgi čia juoda, galim dar įdėti kokią nors class lygo, column 12, whatever, style lygo, font size 12 pikselių. Tai o čia vadinasi HTML. Bum. Pridedi kalbos pavadinimą, gražiai nusispalvoja, matai, kur kokios dalis, gyvenimas nuostabus, ne? Galima to dokumentus labai gražiai parašyti.
įdedi tarpą už kalbos ir žiūrėk, šiuo atveju veikia, kartais pasirodo įmonė nesuveikia. Tarpu geriau tiesiog nepalikinėkit non-stop, kad būtų. Na tai va taip pat imsit ir pasižaisite, ne? Su markdownu preview režime. Atsibosta preview režimas, išjungiat, neatsibosta, vėl norite, susirandate ten tą skeltą kvadratą su padidinimo stiklu, bum, atsiranda, skrolinate, kartu jisai bando vaikščioti ir rodyti tą relatyvią vietą, reiškia, jūsų turinys versus atvaizduojamas, ne, dizainas. Tai šiaip, gražus dalykai. Gražus dalykai. Tiek reikalų turbūt. Ką čia pridirbau? Pakeičiau markdowną. Ok, cool. Man tinka. Updated markdown file with some examples. Thank you very much. Commit, sync, išvažiuoja. Opa. Jeigu parefreshint. Ui, kaip gražiai. Nu, cacalelė. Šonas susiskleidė. Mėgsta GitHubas šoną suskleisti su štai ikonėlė. Tokia įdomi. Galima reguliuoti spotį biškį. Tai ir viskas turbūt, ne? Šiandien mažai programavom, bet užtat pasidarėm savo tokius biškį namų ruošos darbus. Nes be šito įrankio iš vietos realiai nepajudėsim. Kitas GitHubas ir tas pats markdownas. 3 tokie gražuoliai. Tokia buhalterija savotiškai, kurią reikia susivesti galiausiai.